Sveiki, prašome visi, kas nori, užeikite. Mes pradėsime kūrybiškiausios metų knygos Seismografas pristatymą ir labai džiaugiuosi, kad man tenka džiaugsmas, laimė, garbė pasikalbėti su poetu Mariumi Buroku. Labas, Mariau. Sveiki ir labas, Laima. Labai norėčiau, kad mūsų šitas pokalbis būtų neformalus, nes Marius yra jau davęs ne vieną interviu ir pristatymų yra buvę. Taigi pradėkime nuo tokio provokuojančio klausimo. Štai tavo knyga išrinkta kūrybiškiausia metų knyga. Lietuvių literatūros ir tautosakos ekspertai susirinko apsvarstė tikrai labai garbingas dalykas. O pavyzdžiui, nepateko į metų poezijos penketuką. Ir kaip tu, pavyzdžiui, pats pakomentuotum, aš čia dar paskui kitokių versijų gal pasakysiu. Aš nežinau, ką aš čia galiu komentuoti, iš tikrųjų visur vis tiek nepateksi visų pirma. Ir man tik tai būtų įdomi motyvacija komisijos, kodėl jie taip nusprendė, tai išgirsti kaip ir ką ir kodėl, bet šiaip, vienur nepatenki, kitur patenki, tai nepatekai penketuką, patekai kūrybiškiausias ir užtenka gal, šiaip jau tų premijų ir tai buvo, nekukliai sakant, daug. Taip, čia dar prieš laidą Benediktas Januševičius tokią įdomią mintį išsakė, jeigu leis pacituoti, kad kaip gerai, kad poezija yra ne sportas ir neišeina išmatuoti, kas toliau nušoko, greičiau nubėgo, daugiau išrovė svorio, nes tada iš tiesų būtų vienas pats geriausias Lietuvos poetas ar poetė ir tiesiog visus rinktų laurus ir premijas. Taip. Siūlau kasmet po vieną išrinkti poetą populiariausią ir tais metais būtų kitas. Tai per 20 metų visi apsisuktų, manau. Visi būtų patenkinti, gavę visas premijas. Mariau, nuvertini poetų žemę, tu turbūt nesuvoki tikrųjų poetų kiekių, kiek jų Lietuvoje yra. Taip. Bet ką aš noriu pasakyti, kad neatrodytų, kad poezija yra tokia jau visiškai ezoteriška, nes buvo tikrai laikai sovietmečių, kai poezijos tiražai buvo daugia tūkstantiniai, ir 100 tūkstantiniai ir panašiai. Paskui atėjo toks laikas, kai normalus poezijos tiražas ir dabar dažnai taip yra kokie 600, čia neblogai. Jeigu vidutinis tiražas, 600 yra maždaug. Jo, toks vidutinis. Jeigu jau 800, tai jau visai neblogai. Mariaus Seismografo tiražas išleido leidykla Lapas. Čia gal irgi įdomu reikės pakalbėti apie tai. 1200, kaip poezijai tai yra tikrai daug. Bet žinote, ką aš jums pasakysiu? Liko mugėje, prieš ateinant čia pasižiūrėjau, 4 egzemplioriai. Gal dabar jau ir mažiau. Tai yra visiškai, ir tai ne tik tai, čia dabar tik tai kažkokiuose matyt atskiruose knygynuose, žodžiu, nėra daugiau, leidykla neturi. Tiesiog tiražas išparduotas. Man tai sako, kad viena vertus taip, labai gerai dirba leidykla, rūpindamasis sklaida, dirbdama su to, bet kita vertus aš norėčiau tikėti, kad ir kažkokie viltingesni laikai poezijai atėjo, kad jau atsiranda bent 1200 žmonių, kurie nusiperka rimtą poezijos knygą. Kaip tau atrodo, Mariau? Tas 1200 yra bendras tiražas, tos knygos visur sukasi, dar dalis bibliotekų ir taip toliau, bet tai, kad išparduota, tai man yra iš tikrųjų labai netikėta net. Ir aš vakar, kai sužinojau, tai buvau ir nustebęs ir apsidžiaugęs, aišku, smagu, kai tavo knygą išparduoda ir išperka žmonės ir tikiuosi, jie dar ją ir skaitys. Nes esu porą knygų pasirašęs žmonėm, kurie sakė labai gražus dizainas, tai dėl to ir nusipirkau. Čia, aišku, dėkoti reikia Aurelijai Slapšytei, kur yra papildomas knygos dailininkė ir papildomas pardavimų variklis. Taip, tai man atrodo Lietuvos knygos iš viso pasižymi nuostabiu dizainu, tai čia tikrai Aurelija Slapšytė kažkaip kartu su tavimi rado tą gražų sprendimą. Bet dar truputėlį prie tų išorinių dalykų. Vis dėlto tu esi pirmas poezijos autorius, kurį išleido leidykla Lapas, daugiausia leidžianti architektūrą. Ir kaip jūsų tas bendradarbiavimas vyko? Ar tu pajutai kažkokį skirtumą? Tarkim, leidai anksčiau Rašytojų sąjungoje, esi leidęs Tyto Alboj berods. Tai ar pasijuto kažkoks skirtumas?
Aš su lapu šiaip jau gana seniai dirbu kaip vertėjas, iš tikrųjų, aš atrodo, jei neklystu, 4 knygas esu jiems išvertęs ir prieš porą metų leidyklos vadovė Ūla sako, gal leidžiam tavo poezijos knygą. Lapas paprastai turi tokius vakarėlius, kurių metu autoriai ir vertėjai ir kiti, kurie ateina, užrašo idėjas visokias ant tokios lentos, ką galima leisti ir taip toliau. Aš tikiuosi paslapčių neišduodu. Tai tas būsimas mano knygos leidimas buvo užrašytas ant tos lentos ir porą metų leidykla kantriai laukia vis taip kas pusmetį paklausdama, kaip ten man sekasi, ar yra jau rankraštis. Ir kažkaip pagaliau aš jiem atidaviau ir gana greitai jinai pasirodė. O poezijos jie tikrai neleido anksčiau ir man atrodo, ir jiem buvo įdomu, ir man buvo įdomu dirbti su žmonėm, kai kurios dalykus reikėjo paaiškinti, kurie atrodytų savaime suprantami. O beje, ir dailininkiai tai buvo pirma poezijos knyga, tai kažkaip mes, man atrodo, visai su ją gerai sutarėm ir įgyvendinom ir tai, ką aš noriu, ir tai, ką jinai nori. Tai visa knyga tokia pagal pavadinimą apžaistas tas ir seismografo motyvas ir visi kiti dalykai. Tai šiaip, tikrai negaliu skųstis, turint omeny dar, kad parduotas tiražas, tai čia, žinai, leidyklai aš esu dėkingas. Tam, kad poezijos knyga taptų sėkminga, mes jau čia matome, kad reikia daugybės faktorių. Aišku, svarbiausias tai yra gera poezija. Pradėkime nuo to. Ten galėtum kaip nori išdailinti, gražiausią knygą padaryti, bet jeigu to turinio nebus, tai nieko nebus. Kitas dalykas - leidyklos pastangos tą knygą skleisti, pristatyti, sudominti galbūt naujas auditorijas. Ir žinoma, pačios knygos struktūra, jos rišanti idėja. Ir man atrodo, vienas iš tų stipriųjų dalykų šios knygos yra būtent poeto kaip seismografo, kaip fiksuojančio mūsų kasdienybės, mūsų tos labai neramios kasdienybės pokyčius, kur atliepia ir tą gyvenimą su artimaisiais, gyvenimą tokiame, sakytume, miesto pakraštyje, gyvenimą važiuojant į karo zoną, jaučiant tą kažkokį karo alsavimą į nugarą. Tai man atrodo, tas yra labai svarbu, kad tai yra tikrai mūsų tų gyvenimų, mūsų dabarties toks seismografas. Ir poetas savotiškai įsikūnija į tą, reiškias, virpesių matuotoją. Tai Mariau, esi žinoma apie tai pasakojęs netgi ir man, bet manau, kad vis tiek labai svarbu pasakyti apie šitą idėją, kaip tas pavadinimas atėjo ir kaip šita visa idėja per knygą skleidžiasi. Pavadinimas atėjo iš epigrafo, iš tikrųjų, aš epigrafų. Paprastai, kai skaitau knygas, kartais išsirašau tokias nedidelės citatas ir iš poezijos, ir iš prozos, pagalvoju, o čia būtų galbūt geras kada nors epigrafas. Tai aš iš pradžių prisirenku epigrafą, o tada jau knyga būna. Todėl tose mano knygose yra tų epigrafų bent jau po 2-3. Čia yra 3 netgi ir tas pagrindinis, iš kurio ir atsirado idėja knygos, yra belgų rašytojo, čia mums visiškai nežinomo Luiso Polio Būno citata: aš ne gydytojas, ne farmacininkas ir ne šventikas ir tikrai ne burtininkas ar pranašas, aš esu tik mažas seismografas. Ir kažkaip aš pagalvojau, kad reikia, kaip tu minėjai, ir tokius laikus, ir apskritai, kad ir temas, kurios išreiškėjo paskui man bedėliojant rankraštį, kad reikia viską ant to ir suverti. Ir pavadinimą palikau šitą, nes jis iš pradžių buvo darbinis, man jis atrodė toks, kažkoks toks gamybinis šiek tiek toksai. Nes pirma mano knyga buvo ideogramos ir tie pavadinimai tokie nepoetiški visai, galėčiau kažkaip dvasingiau tą knygą pavadinti, bet net plėšiau pavadinimą, prilipo ir taip ir liko jisai. Ir sudėliota čia pagal Richterio skalę nuo silpniausių virpesių iki stipriausių gale pabaigoje knygos, kur yra eilėraščiai Ukrainai. Ir yra vienas ciklas, kuris nėra poezija proza, jis yra paprastas verlibras, neregėjimai, tai išskirtas, nes jis šiaip jau šiek tiek iššoka iš to teminio lauko. Jis toks labiau gal asmeniškas būtent apie neregėjimą ir regėjimą. Aš pradėjau rašyti po akies operacijos, kažkada turėjau ir kažkaip susimašiau, kaip būtų nematyti. Ir apskritai, kaip tada, ką ten skaityti ir kaip rašyti. Ir iš to viso dalyko ir atsirado
tas ciklas, tai jisai truputį kitoks, jis atskiria tam tikros knygos dalis ir taip toliau. Aš labai norėčiau, kad mes kuo daugiau eilėraščių skaitytume, nes labai nekenčiu pati tokių poezijos knygų pristatymų, kai visiškai būna paskaitomas vienas arba nei vieno eilėraščio. Man atrodo, tai yra auditorijos apvaginėjimas. Tai Mariau, ar esi pasiruošęs kažkokį perskaityti? Paprastai nesusidarau tos skaitimo programos, ateini į renginį, matai žmonės ir pagalvoju, kad gal šitos jiem reikia skaityti, o kita auditorija galvoja, reikia kitus. Bet kadangi šiandien yra pirma pavasario diena, tai reikia apie pavasarį paskaityti. Pavasaris tarp naujininkų ir rasų. Liepkalnis, pavasaris. Monotonija kraunasi lagaminus, dėlioja tvarkingai į ūkinį muilą panašias dienas. Tuoj bus šviesa, aistros ir rūpesčiai. Peizažą nudangsto į seniai gyventą svetainę. Kopi į Liepkalnį žvaliau, išniri viršuje susikaupęs sprogimui. Nėra didesnės jėgos už tą, kurie atgniaužia pumpuro delną. Miestas tolumoje dar pusnuogis, pageltusios per žiemą pastatų iltis košė drėgna vėja, beržai raudė, beveik girdi, kaip gaudžia juose sula. Išsišiepę šuo čiaukšinas rais ėda pirmąją žolę. Jau baigta. Visa, kas grįž, tamsa, šaltis, mirtis, grįž negreit. Taip, viskas kartosis, naivus optimistė. O kol kas minutės pertraukėlė, skardus paukščio švilpukas, sugniaužtas pumpuro delnas. Ir nusileidęs matai, kaip po amžinai žaliuojantį stadioną gainioja kamuolį du suplukę žaidėjai. Čia yra visiškai reali geografija, Liepkalnio kalnas ir šalia stadionas, tai viskas vyksta realioj vietoje, realiu laiku. Dar apie pavasarį dar vieną noriu paskaityti, tą paieškosiu. Kaip čia daug kas sakė, vienintelis linksmas eilėraštis visoje knygoje, bet aš su jais nesutinku, su tais taip sakančiais. Keturių vėjų miškas. Šiaip istorija tokia yra keista to eilėraščio. Kažkada Estijoje buvau muziejuje miškininkystės, man atrodo, ir gamtos, ten kažkaip labai keistai vadinasi, visko ten daug. Ir jie turėjo tokį kambarį išklijuotą miško tapetais, kuriame eksponavo tai, ko miške primėto žmonės, kažkokie seni sovietiniai degtinės buteliai, konservų dėžutės ir stovėjo toks staliukas, ant kurio stovėjo juodas telefonas, kur surenki numerį 2, paskambini vilkui. Surenki numerį 3, paskambini barsukui, jie ten pakaukia arba pamurma kažką tau. Ir kažkaip galvoju, būtų gerai parašyti apie tai eilėraštį. Ir niekaip jis man nepasirašė, kol vieną rytą atsibudau, galvoju su pirma eilute. Telefonas ten nefigūruoja absoliučiai ir visą tai, ką pasakoju irgi, bet kažkodėl ta istorija davė postumį šitam eilėraščiui. Keturių vėjų miškas. Miškas geria juodai. Žvanga saulės buteliai. Laka vilkai skaidrų spindulio rašalą niuriuose eglynuose. Siurbia barsukas. Lyščioje įsaulio likerį lapę. Pokšė pumpurų kamščiai kliuka sula kamienuose, raudonuoja pirmosios grybų taurelės. Kiškiai prasisakstę paltus voliojasi atokaitoje ir atkutusi plunksnuotas smulkmė laido gerklės. Visi pašėlusi drąsūs, įkyrūs ir visi neturi kur trauktis. Plaka gėrimą uodai ir mašalai, zvimbia bitė ištiesus šiaudelį. Ir tik piktas blaivus sniego lopas, dėpso visuotinis svaigulį korėtom akutėm, laikina, šnabžda ir į dirvą susigeria. Galima aišku skaityti laikina, bet laikina šiuo atveju geriau. Mes laikinam. Aš tai tikrai labai šitą eilėraštį mėgstu, todėl kad pati esu jų skaičius, man atrodo, čia yra geriausias pavyzdys, kaip tam tikra tradicijos tąsa gali būti visiškai šiuolaikiška, originali, nes vis tiek čia ataidi kažkas iš Baranausko Anykščių Šilelio, kažkokie paukščiai, paukštelės, paukštytės. Gal ir iš Binkio šiek tiek, aš dar galvojau, gal jam dedikuoti, bet paskui nusprendžiau, kad nereikia pririšti prie konkrečių tekstų. Pririšai, nes ir Baranauskas, ir Binkis, ir netgi šiek tiek Sigitas Geda, aš nežinau, kažkokių tokių keistų poetų, net ir Mieželaitis man kažkur tenais girdisi, bet iš tikrųjų tai... Gerai, kad ne Kubilinskas.
tada jau sakyčiau Violeta Palčinskaitė, bet čia, žinai, su tais girdėjimais, kaip kam kas girdisi, tai ten ir tikrinėsi. Tai iš tikrųjų girdėtis gali daug kas, bet kartu visiškai aiškiai supranti, kad tai nėra nei vienas iš jų, kad vat, tai ir yra Mariaus balsas. Ir tas balsas jau toksai mums pažįstamas, mums artimas, toks išlaikytos tonacijos. Ir aš norėčiau tavęs, Mariau, paklausti. Nu, man pačiai kažkaip labiau patinka tos tokios išlaikytos tonacijos poezija, ne toksai vidurių išvertimas ir taškymasis emocijom, o kai poetas taip tokioj broskiškoj dvasioj sugeba kažkaip truputį suturėti, taip tokiu truputį, kaip čia sakyti, ir suveršti, ir tą emociją, taip ant tokio įtempto pavadėlio gal laikyti. Ar kai rašai, tu save šiek tiek tramdai? Tramdai. Čia poetas, kuris raunasi plaukus rašydamas. Aš nežinau, iš tikrųjų, čia man gal taip natūraliai gaunasi, bet čia dabar tau atsakyti tiksliai. Visų pirma, aš nesu tos išpažintinės poezijos rašytojas ir vis tiek norisi pasislėpti už metaforų, įvaizdžių ir taip toliau, bet to man svarbu ir galbūt taip veikia tos smegenis, kad visų pirma, kai pradedi rašyti tekstą, atsiranda vaizdas. Nuo kadras, nuotrauka, kažkas pradedi rašyti nuo vaizdo, tai tuo vaizdu ir prisidengi. Iš vienos pusės, iš kitos pusės kraštovaizdis ir peizažas, ir miestovaizdis, ir visi šitie dalykai yra susiję ir su emocinė būsena, ir su mąstymu, ir su gyvenimu, galų gale ten, kur gyveni. Ir aš jau čia kažkam esu sakęs, kad įsivaizduoji, žinai, gatvę kaip sakinį, arba kokie su kableliais, taškais, kabletaškiais ir šauktukais, tai gali visai būti, taip ir rašai tada, kaip bandai išrašyti kraštovaizdį ir miestą tais sakiniais, nepieši namukų, tai parašai žodžius. Taip, čia labai gražiai pastebėjai tą tavo poezijos santykį su vieta, su architektūra, su miestu. Ir būtent tuo įvietintas menas kažkaip buvo Lietuvoje labai išpopuliarėjęs paskutinį 20-ojo amžiaus dešimtmetį, o dabar labai įdomiai muzikai stengiasi kažkaip įsivietinti, ieško tokių tam tikrų specialių vietų, kur ten atlikti tiem kūriniam, ieško santykio su vieta. O tavo poezija irgi taip gražiai įsivietina tam tikrose stoties rajono, ten Naujininkų, ten, kur tavo namai. Ir kiek tau svarbus yra Vilnius kaip ta terpė ir tada gal ir kitos vietos, ten Zarasai, kažkokios konkrečios stoties gal vietos ar panašiai. Ne, taip jau susiklostė, kad su Vilnium aš praktiškai visą gyvenimą pragyvenau, ne centre, ne kokiam nors šiaip nesenamiestį, ne dar kur tokiuose ne pačios geriausios reputacijos užkabariuose, nes vaikystę praleidau žemuosiuose Paneriuose, mokyklą lankiau Krasnuchai, dabar gyvenam Naujininkuose, prieš tai gyvenau Pilaitėj, kai ją dar tik pastatė ir ten buvo tik tai kokie porą gatvių, daugiabučių ir smėlį nešiojo vėjas tarp jų, nieko daugiau, bet šalia užtat miškas, ežerai ir taip toliau. Tai toks keistas visada derinys yra gamtos ir tokios truputį industrinės bjaurasties, nes ir Žemieji Paneriai yra lygiai tokie patys, ten buvo mėsos kombinatas, paukštynas tenai buvo, ten buvo daug industrijos visokios, o iš karto už jų miškas. O dar toliau yra Panerių memorialas ir viskas yra tokia labai tiršta kultūriškai vieta, kaip ir Naujininkai galų gale, kur gyveni tarp pabėgėlių stovyklos, kalėjimo, cerkvės, kapinių, gimdymo namų ir kažkas dar ten buvo, pamiršau, viskas, ko reikia žmogui gyvenime. Stadiono, jo, viskas šalia, oro uostas šalia, stotis šalia. Tai toksai labai strategiškai geras taškas, gal ir rašymui, ir gyvenimui turbūt. Nors šiaip tai visus tos miesto dalykus ir užkabarius ir visą kitą, ir ypač istoriją, tai išmano Jurga. Nes aš taip, šiaip toks esu, kaip sakau, dažnai sergu topografiniu debilizmu, man dažnai pasiklystų mieste arba painioju gatvę pavadinimus ir Jurga tada labai pyksta, sako, kaip tu gali, sako, kasdien pro čia eini.
Aš pavadinčiau ne topografiniu debilizmu, o topografiniu poetizmu. Nu, gal, bet vat, jos kažkaip kompasas geriau veikia negu mano, tai nežinau, kaip čia yra. Ir nepaisant to, aš vis tiek norėčiau, kad paskaitytum kažkokį būtent tavo maršrutą, tavo miestietišką eilėraštį. Čia yra toks eilėraštis, kur aš truputį bandžiau nulupti Vilniaus sluoksnius ir jis turi pavadinimą rusų kalba – Ulica Pelesos, nes Pelesos gatvę taip vadindavo vietiniai rusakalbiai ir iki šiol dar kartais taip pavadina. Ne? Taip, Rusiškai. Čia gal gatvė Siurblys. Karta, kuri nežino, tai Siurblys, Pelesos. Ir ant tos metaforos kažkaip aš čia viską ir sumoviau iš tikrųjų. Ulica Pelesos. Siurbia viską aplinkui, didžiulė kiaurymė. Byra į ją traukiniai kaip degtukai iš delno. Lupasi bėgiai nuo žemės, tratai užtrauktukas. Skrieja cisternas, vagonai, peronai tiesiai į miglą. Ir stoja tyla. Kaip rusvoj nuotrauka iš XIX amžiaus, išblukusioje laukymėje vieniša stotis. Kiek mačiau senų Vilniaus nuotraukų, pastatai juose visada vieniši sutrikę, tarsi ką tik iš miško išniręs pasiklydęs grybautojas. Ir stoja tyla. Rusva riebim gausiai mazutų laistyta žemė, tikrovės plėšiniai, pasienio pamiesčio zona, lupasi Vilnius tarsi seniai apmušalai, žioji dvisių medinių trobų vidumi žvaga sulamdytais vyriais ir stoja tyla. Tada jau plytos, baltos ir aidžios it kaulai, betonas, skardas, stiklas, tuštuma už jo prastais dažais nutaškyta, linoleumas, rozetės, televizorius, radio taškas ir stoja tyla. Vaikas geležinkelio parke laksto, trepsi po gyvulinį vagoną, tranzitiniai rusų veidai, akistatoj su Ukrainos griuvėsiais, senukas su voveraičių stiklainiu, iškabos, porelė, ką tik susiveikusi dozę. Vėjas, tik vėjas tas pats. Ir stoja tyla. Čia toks naujininkų truputį peizažas. Ir labai atpažįstamas, tai manau, kad ta įvietinta poezija kažkaip turi savo tokį labai ryškų atstovą. Ne, matai, kai gyveni rajone, kur narkomanas yra toks pats įprastas peizažo dalis kaip sniegena arba žvirblis, tai iš tikrųjų tai yra aišku socialinė problema ir visa kita, bet tai yra rajono dalis, neatskiriama jau nežinau kiek dešimtmečių jau. Na taip, ir labai gražu, kad tu neidealizuoji, neromantizuoji, neišredaguoji tų narkomanų iš peizažo, nes jeigu jie yra peizažo dalis, tai yra. Dabar dar vienas svarbus elementas tavo poezijoje, tai, kas sudaro poezijos turinį, tai viena vertus taip, tai yra miestas, bet tada jeigu einame koncentriškais apskritimais į tą vidų, tai yra namai, yra tavo artimieji, yra vaikai, dukros, yra tavo žmona poetė Jurgita Jasponytė. Ir ten irgi yra tokių gražių jai skirtų eilėraščių ir man kažkaip atrodo, kad labai smagu, kai poetai kalbasi savo knygomis. Ne tik tai, kad jie tarpusavėje kalbasi, ačiū Dievui, nes turbūt yra žmonių, kurie gyvena kartu, bet nesikalba. O čia jūs kalbatės ne tik tai šiaip, bet ir kalbatės knygomis. Ir netgi vienas eilėraštis Jurgitai skirtas yra tas, kuris pakartoja tą jos knygos pavadinimą. Jo, čia galbūt pirmą kartą taip visai taip jau atvirai sužaista mano ir Jurgos knygų sąsajom ir motyvais ir pavadinimais netgi. Nes yra ciklas, kurį aš sudėliojau, bet paskui galvoju, kokį čia pavadinimą duoti, bet nusprendžiau, kad pažaisiu aš Jurgos knygos, naujausios knygos pavadinimu ir pavadinau Visatai radusiai vietą. Ir čia yra 3 eilėraščiai, aš paskaitysiu gal vidurinį, nes jis ir su Vilnium susijęs ir su Zarasais. Tai bus aišku, apie ką kalba. 2. Vis stebiuosi. Vis stebiuosi, kaip nepaisant nuovargio, švyti, kai žengi žole. Tau paklūsta avietės ir astrai, virkščios ir vynuogienojai, švyti vaiskiai pavakario marios. Kasmet nustembu matydamas, kaip tavęs laukia vanduo, koks švelnusis tau, kaip saulė plieskiant ištirpsti ežeruos ir vėl atsikuri, susiaudi, prisipildai indas. Ir nėra tarp tavęs ir peizažo nemenkiausios siūlės ar plyšelio. Čia tik aš šiame kreivai priklijuotas, atspūręs ir nesuderintas, birzgiantis it nuoplaišą Zaraso vėjai. Vis stebiuosi, kaip net Vilniui neri 18 amžių į bromą, išneri 20 pradžioj, pradingsti kaip katė, vėl grįžti
Žinai, kur plyta šimtmečių saugo meistro prisilietimą, kur kokie buvo turgus ir vartai. Tau šis mažas mūsų labirintas ne labirintas, o upė, tiekmė, į kurią gali įbristi vis iš naujo, pasinerti geliančią skaidrą ir staiga Vilnelė tavy, vingiuoja, neša, skalauja, nepavysi. Čia tik aš lieku stovėti ant kranto, gniaužiu delne, srovės nučiulpta molio šūkė, stiklo dužena, čerpės nuoskila, akmenį iš amžių laidynės. Na, man atrodo, gražus tas pokalbis toksai subtilus ir nelabai dažnas. Manau, kad Mariau atstovauji tą naująjį vyriškumą, kur anksčiau tai visai gal nerūpėjo poetams per daug ten gal jų vaikai ar žmonos. Na, negali sakyti, kad visiškai ignoruodavo, bet kartais būdavo ir taip, kad kažkoks visiškai nesusisiekiantis indai kūrybinis gyvenimas ir kažkoksai asmeninis gyvenimas vyrų poeto, dabartiniai poetai, ypač tavo kartos, jie taip tikrai skiria tam dėmesio ir savo tėvystę reflektuoja, tai tas yra labai įdomu. O tada dar norėčiau paklausti, o tai tada ant kokių 3 dramblių stovi tavo poezija? Čia toks klausimas gal kvailai skamba, bet aš atsiverčiau savotišką tavo Ars poetiką šioje knygelėje, kuri prasideda Aido Marčėno citata "Pasaulis baigęs, todėl reikia rašyti eilėraščius", ir tada tu išdėstai savo programą ir pabaigoje tu paskelbi tuos. Tai aš galvoju, ar čia tiesiog konkrečiai šito eilėraščio padiktuota eilutė, ar galėtum sakyti, kad taip, tai ir yra tie dalykai, ant kurių stovi tavo kūrybinė programa arba tiesiog tavo gyvenimiškos nuostatos, poetinės nuostatos? Ne, gal čia tokie per stambus tie dalykai, per abstraktus, aš gal statyčiau ne ant banginių, ant kokių vežliukų ar aksolotlių, nežinau, bet kažkokių mažesnių gyvūnų reiktų statyti tą pasaulį. Kirstukų. Va. Bet aš nežinau, kaip čia pasakyti, vis tiek yra, aišku, miestas, kalba, tai tas taip, kažkaip nesureflektavęs aš šito dalyko, žinai, sėdi ir rašai tiesiog ir nesvarstai dėl to savo poetinio pasaulio stabilumo ir ant ko jis yra pastatytas, nes, gal tai net nėra gerai per daug mąstyti kartais, kodėl tu rašai tą ar aną, nes tada tampi pats savo kritiku ir pradedi save stabdyti. Galvot čia, gal šito nedarysiu, nes, dar taip anaip pagalvos, arba šitas labai dažnai kartojasi, arba taip toliau, tai kartais aš stengiuosi kai kurių dalykų sąmoningai nereflektuoti vien dėl to. Bet šitas eilėraštis, man atrodo, vienas iš tokių programinių, etapinių, paskui, aišku, paprašysiu, kad jį paskaitytum, bet dar kol kas norėčiau pasitikslinti, ar tave šitam epigrafe Marčėno pagavo būtent ta pasaulio pabaigos nuojauta, ar tai labiau pasirodė tau svarbu kaip kažkoks poeto, kad galbūt ir beprasmio darbo pagrindimas? Kas buvo tas lemiamas tokia tave trūktelėjęs, kodėl tau pasirodė svarbu išplėtoti šitą mintį ir savo pateikti versiją? Matai, yra čia dar kitas variantas. Šiuolaikiniai, dabartiniai, ypač lietuvių poezijoje, yra keletas eilučių, kurie visą laiką eina epigrafais. Čia yra viena iš dažniausiai naudojamų epigrafams eilučių Marčėno šitos 2. Ir kiekvienas dažnai poetas, tarkim, pradeda rašyti eilėraštį arba užsideda tą epigrafą, norėdamas pasigalinėti su kitais tą epigrafą užsidėjusiais autorius. Čia vienas variantas, o kitas pateikti savo versiją tų interpretacijos tų eilučių. Tai čia šitos eilutės yra dar Parulskio cituota ir daugelio kitų Cezarį Valjecho eilutė, visi jau mirė. Tai čia aš irgi su jie esu pažaidęs vienoje vietoje. Ir dar keletas epigrafų, kurie dažnai eina, tiesiog vis atgyja, ar kiekvienoje kartoje, ar panašiai. Tai tas bandymas kažkaip persvarstyti tas 2 eilutes ir buvo postūmis parašyti eilėraštį. Labiau gal ne su Marčėnu čia stumdytis, bet tiesiog perinterpretuoti savaip tą dalyką. Aš galvoju, mes jau dabar čia tiek prišnekėjom ir netikiu, kad kas nors šioje salėje eilėraštį moka atmintinai,
Bet jeigu yra toks žmogus, tai aš iš savo kišenės, va dabar ištraukiu 50 eurų ir duodu, nes... Čia Marčėnų tai eilėraštė? Ne, tavo. Nu, kodėl mes tavo pristatymę turėtum už Marčėno eilėraštį 50 eurų? Jūs matai, mokėt? rimuotas jisai geriau įsimena. Ne, nu tai čia palengvinimas. Ar yra toks žmogus, kuris kartais, pavyzdžiui, moka šitą Mariaus Buroko eilėraštį? Aš labai abejoju. Nu, va, žiūrėkit, jūs praradote 50 eurų. Gerai, Mariau, tai paskaityk tada. Na, šiaip jis parašytas labai įdomi, einant Pilies gatvę į telefoną. Aš šiaip nerašau į telefoną, nes nekenčiu rašyti į telefoną, bet kai neturi po ranką nieko, tai sueina ir telefonas. Pasaulis baigęs, todėl reikia rašyti eilėraščius. Aidas Marčėnas. Pasaulis baigęs, sustingsti prieš šią artimą viziją kaip triušis prieš smauglį. Gali žinoma rašyti eilėraščius, pamakaluoti žodžių žibintuvėliu tamsoje. Iš tamsos galbūt atsakys tuo pačiu, bet daugiau tikėtis neverta. Gali plėtoti metaforas apie amžiną kovą, laužų šviesą, žvaigždynus, kitus ribotus ir trumpalaikius šviesos šaltinius, bet pasaulis baigęs, kaip ta žibintuvėlio baterija. Ir kol ją pakeis, jei pakeis, tavęs jau nebus. Gali išjungti ir laukti, kol akis priprasto, tada lėkti per tamsą, tikėti, kad aplenksi, kad nepamirši eilučių, kad perduosi toj durnoje stafetei, skiltuvą, žibintą ar daktį, nes pats nežinai, ką neši. Pasaulis baigęs ir laisvėn gali ištrūkti tik per tamsą. Matau tą žibintuvėlį. Metalas kiek parūdijęs, stikliukas barškas, lemputė blausi, baterijos senos ir sunkios, tik pakratai ir užgesta. Nuknisau jį iš senelio. Jis vienintelis man apsauga, paguoda ir ginklas. Nes ta trijulė, pasaulis, kalba ir dievas, jau nežinia, kas iš jų gyvas ir kiek. Tai va, čia buvo tie 3 kirstukai - pasaulis, kalba ir dievas. Žibintuvėlis tai egzistuoja, jisai kaime, man atrodo, dar ir tebėra. Reiks patikrinti, kai kitą kartą nuvažiuos, ar dar jis yra. Man atrodo, tie seni daiktai, jie ilgamžiškesni už naujuosius. Nu, tiesiog neginčiama, manau, tai aksioma ir nepradėsim čia dabar svarstyti, bet kita šitos knygos svarbi dalis yra, kaip tu ir minėjai, karas, ir tai yra paskutinioji knygos dalis, ir tai yra tas skaudus įvykis, kuris mus kasdien paliečia, kuris neleidžia užmigti, kuris mus visus verčia jaustis neramiai. O tu, Mariau, esi ir poetas, kuris apie tai reflektuoja, ir vertėjas, kuris verčia ukrainiečių poeziją kartu su kitais mūsų poetais, su Antanu Jonynu, su Donatu Petrošiumi, su Arnu Ališausku. Vakar buvo Artūro Dronio pristatymas. Ir norėčiau, kad tu kažkaip pabandytum va, tą paskutinį savo skyrių taip išskleisti ir kitų savo veiklų, ir vertimų, ir bendravimo su ukrainiečių poetais kontekste, ir veži paramas, tos automobilius vežate su Donatu Petrošiumi ir Laurynu Katkumi į Ukrainą. Norėčiau, kad tą vat audinį kažkaip išskleistum, kad čia mes pakalbėtume ne tik tai apie poeziją, bet galbūt su kažkokiu tokiu konkretesniu kontekstu. Na, visų pirma, tai nėra skyrius apie frontą ar apie patį karą, tai yra labiau mano asmeniniai įspūdžiai ir tai yra labiau bandymas kažkaip parašyti, kaip žmonėm tam kare gyvenas iš tikrųjų, ir tokiem žmonėm kaip aš, tai yra ukrainiečių poetam ir rašytojam, ir ką jie masto, ir kaip jie atrodo, yra ten toks truputį ir kelioninių tiesioginių įspūdžių. Eilėraštis Černyhivio vyšnė yra parašytas po vizito Černyhive, kurį mes ten vežėm šitą prieš 3 beveik metus, 23 balandį berods. Ir tai, ką matei ir ką girdėjai, tai susideda į eilėraštį, nes kažkur reikia visą tai padėti. Man šiaip poetam turbūt labiau sekasi susitvarkyti su tuo visu, nes jie gali parašyti eilėraštį. Ir tada truputį tą svorį nusimeti, permeti skaitytojam, čia taip negražu, bet taip yra. Ir pasidalini, tiksliau, nepermeti. Jo, aš irgi tą patį pagalvojau, gal tai yra pasidalimas ir tai to pasidaro nebe taip sunku. Nes, čia galų gale dar vienas, kuris skirtas ir eilėraštis poetai Katerinai Michalicinai, atsiradęs iš šios žinutės
rašytos man į Messengerį, kai važiavo traukiniu iš Charkivo į Kyivą. Ir kiti eilėraščiai yra vienas skirtas Maksimo Krivcovo tėčiui po mūsų knygų pristatymų, po mūsų verstos mano Antano ir Beno Maksimo Krivcovo knygos. Mes pristatinėjom lietuvišką vertimą Lvive ir Kyjive ir buvo Maksimo tėtis. Tai tikrai buvo kažkaip ir sunku su juo girdėti, kai jis kalba ir kaip jisai skaito sūnaus eilėraščius ir visą tai kažkaip irgi norėjusi man išrašyti, tai paskui atsirado tas eilėraštis skirtas Aleksandrui Krivcovui. Taip viskas, tas skyrius taip ir atrodo, tai tokia labiau, sakau, asmeninė refleksija visų tų dalykų, kurie matyti, girdėti ir pagauti. Aš galvoju, kad tas eilėraštis Aleksandrui Krivcovui yra kažkoks labai stiprus ir toks, turbūt gal netgi ir retas kreipimasis. Čia atrodytų vakarų kultūroje tėvo ir sūnaus linija, tai viena iš tokių pagrindinių, nes mes turime tą visą pasaulėžiūros pamatą, tokį Dievas tėvas, Dievas sūnus, ir visas tas santykis ir kanonas pagal tai konstruojamas. Bet va šičia tas man ir pasirodė labai įdomu, kad būtent tu parašai eilėraštį žuvusio poeto tėvui ir tai toks kažkoks kartu jis man labai kultūriškai ir įkrautas dalykas, toksai, jeigu galvoji apie visą tai, ką mes skaitome Evangelijose ir panašiai, nors tu tai ir nenurodai, bet vis dėlto tai toks labai išskirtinis mano eilėraštis, aš tikrai norėčiau tavęs paprašyti, kad tu jį paskaitytum. Nežinau, aš tiesiog čia nesistengiu tiek čia įdėti, kiek tu čia radai iš tikrųjų, tai yra tiesiog tai tokie liudijimų atkarpos ir gal to, ką mačiau ir kas, kaip man atrodo, buvo. Aleksandrui Krivcovui. Tėvas stengiasi išdainuoti sūnų, linguoja, balsas virba kaip šūkė lange. Sūnus 2 krūvelės knygų ant stalo, 2 skirtingom kalbom. Sūnus Rivnės kapinėse. Tėvas stengiasi išpasakoti sūnų, sūnus jame netelpa, sūnaus visur tiek daug, sūnaus niekur nebėra, sūnus veržiasi iš jo balsas aidi salėj. Tėvas stengiasi išgirsti sūnų, varto rankose jo dovanotą mobilųjį, sūnus ten, pikselis tarp pikselių. Tėvas stengiasi pamatyti sūnų, vis kilsteli galvą, apsidairo, dairosi taip, tarsi sūnus būtų staiga paleidęs jo ranką ir dingęs minioje. Motina mums perduoda jos pačios leistą maldyną. Ant viršelio sūnus ir katinas. Miega abu blindaže. Tas maldynas pas mane ant lentynos stovi su Maksimo nuotrauka, kaip tik blindaže, ir ant jo toks susiraitęs ryžas katinas. Čia turbūt viena garsiausių jo nuotraukų iš tikrųjų. Aš galvoju, Mariau, kad tavo poezija yra tokia, ar sutiktum su manim, kad einanti tokia savotiškai vis didesnio kažkokio išgryninimo linkme, ar tai yra ta trajektorija, kaip tu įsivaizduoji, einanti nuo pirmųjų rinkinių iki šio? Tai tokia susinaikinimo trajektorija. Tampi vis grynesnis, kol lieka distiliuotas vanduo. Arba nieko nelieka iš tikrųjų, bet aš nežinau, šiaip man atrodo, kad berašant, kai jau čia pradeda visi kalbėti, kaip tu čia išsigryninai ir kokios švarios eilutės, tada reikia mesti tą kryptį. Eiti išsivoliot purve? Jo, galima taip daryti, bet reikia mesti tą kryptį ir persijungti kažkaip į truputį kitą registrą arba formą arba kažką, nes tai viskas tada reiškia, jau viską, ką galėjai toj pusėje padarėjai, gali tik tai save replikuoti. Na, kai kurie dailininkai tai išsigrynina ir paskui galvoju, pavyzdžiui, apie Marką Rotko. Ir tapo tokius visą laiką, labai išgrynintus, ten praktiškai visiškai minimalistinius peizažus, abstrakcijas ir kažkokie tai yra tokios tiesiog skirtingos būsenos ir galvoju, ir būtų ir dar daugiau pritapęs ir vis tiek būtų gerai. Tai nežinau, nesutikčiau su tuo, kad jau išsigryninai ir viskas, jau padedi tašką. Kita vertus, čia buvo tokio modernizmo idėja Klemento Grimbergo, kad
modernus menas, tapyba turėtų judėti priemonių redukcijos kryptimi, bet tada paaiškėja, kad kažkurio momentu judėti jau nebėra kur, nes jau Aš apie tai ir kalbu. juodas kvadratas nutapytas ir panašiai. Tai gerai, tai dabar, Mariau, tai, kaip sakant, tai tada jau judėsi tol bakchanalijų ir karnavalų kryptimi, ar kaip? Aš iš tikrųjų nežinau, kuria čia kryptimi judėti, nes knyga tik išėjo neseniai prieš pusmetį ir čia dabar yra toks, kaip ir visada kai knygos pasirodo, turi tokią pauzę, nes nežinai, į kurią pusę eisi ir kas ten toliau bus. Yra keli naujai eilėraščiai, bet jie, kaip aš čia sakiau, jau įsivaizduokit, kad knyga yra traukinys ir jis nuvažiuoja ir iš paskos bėga dar keli žmonės, nespėja, tai ten tie eilėraščiai, kurie netelpa į Gal tu į kartais knygą. juos čia turi? Ne, palauk, gal aš jų neskaitysiu, žinok, nes aš Ai, jų nu jo, nes juos dar reikia, paskui- jie turi pagulėti. Ai, nu paskui jo, prikabinsi tą vagoną ir nežinia, kaip ten bus. Aš pratęsiu mūsų pokalbį, bet vis tiek yra daug žmonių ir gal kažkas turi kokį klausimą Mariui, gal esate skaitę knygą, gal šiaip iš ankstesnių knygų, ar tiesiog iš to, ką mes čia kalbėjome. Tai jeigu kiltų tokie klausimai ar mintis, tai galite drąsiai kelti ranką. Ir Marius sakė, iš čia viską atsakys. Čia galima pasinaudoti dabar, paklauskite poeto toksai. Mariau, tai gerai, kadangi jau pasakiau, kad galite klausti poeto ir jis viską atsakys, kažkada menininkė Marija Marcelionytė tokį kūrinį buvo sukūrusi, nu, tokia, kaip žinote, anksčiau ant stulpų kabindavo kažkokį skelbimą ir daug telefonų sukarpytų, kur gali nusiplėšti telefoną. Tai jinai, man atrodo, savo menininkės misiją įvardijo labai tiksliai. Galiu padėti, Marija. Ir ten daug telefonų, maždaug visais gyvena. Ten kas, ką nori tok padėti ir maždaug skambinkit. Nežinau, ar daug skambučių sulaukia. Tai Mariau, o ką tu parašytum ant tokio skelbimo? Geras klausimas. Padėti. Aš negaliu padėti, tai bėda. Manau, kad čia irgi labai geras. Negaliu padėti. Nieko negaliu padėti ir telefono numeriai. Šiaip būtų gal geriausias variantas. Jo, čia Ir tikrai. kai pakeli ragelį surinkęs, jiems skaito mano eilėraščius. Jo. Nu, manau, mes ką tik sukūrėme tokią šiuolaikinės poezijos apibrėžimą. Nieko negaliu padėti. Taip, tai ar atsirado tų žmonių, kurie vis dėlto tikisi kažką išgirsti iš poeto Mariaus Buroko? Jis nieko jums negali padėti. Ir jo poezija... O, prašom. Tai ačiū labai. Vakar baigiau skaityti knygą, labai paliko stiprų įspūdį. Aš tiesiog tokio struktūrinio klausimo, dar jeigu galėtumėte truputį plačiau pakomentuoti tą suskirstimą pagal Richterio skalę. Ar yra ten kažkokių dar dalykų, kuriuos reikėtų žinoti? Aš nepasakiau dar vieną dalyką. Suskirstimas, tai ten sakau, nuo silpniausių iki stipriausių balais, bet aš nepaminėjau koordinačių geografinių, kurios yra prie kai kurių eilėraščių ir susietos su konkrečia vieta, kuriam tas tekstas parašytas arba su kuria susijęs. Šia yra. Kai mes kalbėjom su dizainerė, tai aš sakau, aš norėčiau, kad tos koordinatės būtų, bet jeigu jas atrodys tau negražiai arba nerasi, kurių padėti, tai tada nededam jų, bet jinai rado, kaip jas įkomponuoti. Ir mačiau elektroninį variantą šitos knygos, labai gerai veikia, paspaudus ant nuorodų, iškart įmeta tave į žemėlapį ir gali žiūrėti, kur čia tas eilėraštis maždaug parašytas. Tai šitas dar fainiau, nes aš kažkaip apie tai negalvojau, dėliodamas popierinę knygą. Kažkas dar tai norėjo klausti. Taip, turiu daugiau gal biografinį klausimą. Tai kur buvo jūs tas eilėraštis su Aido Marčėno epigrafu. Ir jūs ten minėjot, kad jūs tą žodžių žibintuvėlį perėmėt iš senelio. Ar minėdama senelį turėjote omeny Rimą Buroką? Oi ne, mes ne giminės. Ai, Mano senelis buvo Romualdas Burokas. Stalius ir dailydė ir šiaip ir ūkininkas. supratau. Ačiū. Na ką, mūsų laikas baigėsi, bet dar yra laiko vienam eilėraščiui. Aha. Aš nežinau, ko čia užbaigti dabar taip.
Ko niurių nesinori gal? Gal Nu- paskaityti tą Jo, Šiaurės Atėnų literatūrą ir meną reikia. taip, šitas, va aš norėjau, kad šitas nuskambėtų šiandien labai tinkamas pabaigai. Šiaurės Atėnų literatūra ir menas kultūros baruose. Ir nieko nėra liūdniau nei lapkritis Kristijanijoje, apkramtytoje nuplikusioje utopijoje, kur viskas sudurstyta iš lentų ir mėšlo ir vilties, kad laisvė duota už dyką. Ir nieko nėra liūdniau už žvilgančias it šuns pautų į kultūros erdves, už verslo vadybininką blizgių švarku primenantį meko skersvėjį. Ir nieko nėra liūdniau už širdelę, uždarytą baltom praėjusio amžiaus užuolaidom, su girtų poetų galvų fantomais laiko šaltienoje. Ir nieko nėra liūdniau už dar vieną industrinę erdvę, kur steriliuose kultūros operacinėse it ką tik pabudusios musės vangiai kuičiasi menininkai. Ir nieko nėra liūdniau už 3 valandų skaitimus poezijos šarvojimo salėse, kur klausytojai alavinėm akim lėtai grimsta į žodžių pliurzę. Ir nieko nėra liūdniau už apmusijusi memorialinį muziejų, prie kurio durų šiepėsi biurokratas su potvarkio peiliu. Ir nieko nėra liūdniau už mažą knygų mugę, prigaravusią šilumos su knygų mėsom ant kreivų prekystalių. Ir nieko nėra liūdniau už didelę knygų mugę, nes tiesiog nieko nėra liūdniau už didelę knygų mugę, už pagirės po giminių baliaus. Ir nieko nėra liūdniau už Pegasą vagoj, tyso parkritęs žvakiam kvapniau apdėliotas esencijom kava arbata ir muiliukais. Ir nieko nėra liūdniau už mūsų broliją ir seseriją, klajojantį cirką, su knygelėm, būgnais, dūdom ir paveikslais, su didelėm ambicijom ir smulkiom rietenom. Ir nieko nėra liūdniau už rašytoją prie mikrofono, kol skaito tik kvailys savo žodžiais.